Galijos pusiausvyra Rytų Azijoje pasikeitė ir ne taip, kaip norėtų Kinija, Šiaurės Korėja ar Rusija. Japonija ką tik dislokavo 2 naujas raketas, kurios žymiai išplečia jos veikimo nuotolį ir galimybės vykdyti atsakomasias atakas. Be to, abi šios raketos yra visiškai vietinės gamybos. Jų dislokavimas reiškia, kad didelės teritorijos jūroje ir sausumoje, kurios anksčiau buvo pasiekiamos tik Japonijoje dislokuotoms JAV pajėgoms, dabar tvirtai atsidūrė Japonijos taikiklyje. Status quo regione pasikeitė Japonijos naudai, galbūt visam laikui. Štai svarbiausia informacija apie šias 2 naujas raketas ir kodėl Kinija, Šiaurės Korėja bei Rusija taip sunerimusios dėl jų dislokavimo. Šiek tiek painiai, abi naujosios raketos vadinamos Type 25. Type 25 antžeminė priešlaivinė raketa ir Type 25 didelio greičio sklendžiantis sviedinys. Toks pavadinimas yra Japonijos ginklų žymėjimo politikos ypatybė. Nauji daiktai žymimi pagal fiskalinius metus, kuriais jie buvo pradėti naudoti. Abi naujos raketų rūšys buvo oficialiai dislokuotos 2026 metai kovo 31 diena, paskutinę 2025 Japonijos fiskalinių metų dieną. Taigi, nors jų specifikacijos ir galimybės gerokai skiriasi, abi jos turi tą patį pavadinimą – Type 25. Kas daro šias 2 naujas sistemas ypač išskirtinėmis, tai kad jos yra pirmosios Japonijoje vietoje sukurtos nuotolinio smūgio raketos ir pirmosios dislokuotos aktyviuose daliniuose. Tiesą sakant, pirmoji iš šių 2, Type 25 antžeminė priešlaivinė raketa arba SSM, iš tikrųjų yra esamos raketos, 12 tipo patobulinimas. Galėtumėte tikėtis pagal raketos pavadinimą ir japonų pavadinimų suteikimo tradiciją, kad raketa Type 12 buvo pristatyta 2012 metais arba 2013 metų pirmąjį ketvirtį. Iš tikrųjų, nors kūrimas buvo baigtas 2012 metais, oficialiai tarnybai buvo priimta tik 2015 metais. Tai galime priskirti dar vieną japonų žymėjimo tradicijų ypatybei. Raketa Type 12 yra ant sunkvežimio montuojama priešlaivinė raketa, kurią sukūrė Japonijos Mitsubishi Heavy Industries. Tai taip pat yra senstančios Type 88 SSM priešlaivinės raketos patobulinimas. Kaip rodo pavadinimas, 88 tipo raketa buvo pristatyta 1980-ųjų pabaigoje. 12 tipo raketos patobulinimas suteikė šiuolaikinių galimybių, tokių kaip inercinė navigacijos sistema ANS su GPS valdymu vidurinėje skrydžio fazėje. Ji taip pat pasižymėjo gerokai pagerintų tikslumu dėl patobulintos reljefo kontūrų atpažinimo ir taikinių atskirimo galimybių. Remiantis pirkimo užsakymais, manoma, kad iš viso buvo dislokuota apie 50 Type 12 sistemų. Vėliau buvo pristatyta laivuose naudojama 12 tipo versija pavadinta Type 17 SSM2, kuri pasirodė, kaip jau atspėjote, 2017 metais. Ji buvo skirta dislokuoti Japonijos Maja klasės eskadriniuose minininkuose ir padvigubino sausumos pagrindų veikiančios 12 tipo raketos nuotolį iki maždaug 250 mylių. Dabar 25 tipo raketa vėl padidina šį nuotolį iki maždaug 620 mylių. Tai yra maždaug 5 kartus daugiau nei Type 12. Ir būtent tai verčia Kinijos ir Šiaurės Korėjos kariuomenės būti itin budriomis. Pirmą kartą Japonija turi tikrą nuotolinio smūgio galimybę. Ukrainos vietoje gaminamų Flamingo, Neptune, FP7 ir FP9 raketų kūrimas išlaisvino ją nuo priklausomybės nuo vakarų sistemų, tokių kaip Storm Shadow ar Scalp raketos, vykdant tolimojo nuotolio smūgius iš saugaus atstumo prieš Rusiją. Dabar Japonija turi tokią pačią lankstumą. Kaip matysime šiek tiek vėliau, tai gali būti labai svarbu artimiausiais metais. Techniniu požiūriu, raketa paprastai laikoma nuotoliniu ginklu, jei jos veikimo nuotolis viršija maždaug 145 km. Tokių atstumų raketa gali būti paleista iš už daugumos priešo oro gynybos sistemų veikimo ribų. Taigi, techniškai Type 12 jau yra nuotolinė raketa, tačiau taip nėra, jei atsižvelgsime į Kinijos raketinės oro gynybos sistemas. Žinoma, Kinijos rusiška S-300 sistema ir vietinės gamybos HQ-15 analogas turi tik apie 200 km veikimo nuotolį, o HQ-9 nuotolis yra maždaug toks pat kaip Type 12. Tačiau Kinijos HQ-22 sistema turi apie 170 km veikimo nuotolį. Jos rusiška S-400 sistema turi maksimalų beveik 400 km nuotolį, o HQ-19, kuris skirta būti ilgų nuotolių JAV TAT analogų, apie 3000 km. Palyginti su pastarosiomis 3 sistemomis, Type 12 negali būti laikoma nuotolinio smūgio raketa. Tačiau turėdama maždaug 2,5 karto didesnį nuotolį nei plačiausios Kinijos oro gynybos sistemos, Type 25 SSM tikrai yra nuotolinio smūgio raketa. Be to, Japonija ketina dar labiau padidinti būsimų versijų nuotolį iki maždaug 1500 km. Tačiau net ir esant dabartinė maždaug 1000 km nuotolių, Type 25 keičia žaidimo taisyklės tiek Kinijoje, tiek Šiaurės Korėjoje ir jų apylinkėse. Type 12 ribotas nuotolis reiškia, kad jis veikia daugiausia kaip taškinės gynybos priemonė.
Type 25 nuotolis paverčia šią raketą ilgų nuotolių tikslaus smūgio ginklu, galinčių taikytis tiek į jūrų formacijas, tiek į pasirinktus sausumos taikinius. Šį atnaujinimą 2020 m. gruodį patvirtino Japonijos parlamentas arba dieta. Masinė gamyba, kaip pranešama, prasidėjo 2023 finansiniais metais, o dislokavimas buvo paspartintas iki 2025 finansinių metų. Japonai ištesėjo šį įsipareigojimą, net jei tai padarė paskutinę metų dieną. Kalbant apie specifikaciją, šiuo metu nėra daug žinoma, pavyzdžiui, kokio dydžio kovinė galvutė, kokiu greičiu jis skrenda ir panašiai. Ką mes žinome, tai kad Type 25 korpusas buvo perdarytas taip, kad sumažintų jo radarų matomumą, kas yra būtina siekiant išgyventi prieš šiuolaikinės oro gynybos sistemas. Jį varo kompaktiškas turboventiliatorinis variklis, optimizuotas ilgalaikiam skrydžiui žemų aukščių, taip dar labiau sumažinant aptikimo tikimybę ilgų skrydžių metu. Type 25 valdymo sistema apjungia inercinę navigaciją ir palydovinį pozicionavimą su reljefo atpažinimu bei radariniu vaizdinimu galinėje skrydžio fazėje. Šis derinys leidžia atakuoti judančius jūrinius taikinius su nepriekaištingu japonišku tikslumu. Raketa taip pat gali gauti skrydžio metu atnaujinamus duomenis per tinklo ryšio duomenų kanalus, realių laikų integruodama informaciją iš jūrų patrulių orlaivių, pakrančių radarų stočių ar kitų stebėjimo priemonių. Ji taip pat atitinka dar vieną svarbų šiuolaikinių sausumos raketų reikalavimą – mobilumą. Sistema sumontuota ant didelio mobilumo transportavimo, pakelimo ir paleidimo įrenginio, kuris įrengtas ant 8x8 ratinės važiuoklės. Kiekvienas paleidimo įrenginys gabena 6 raketų konteinerius ir gali greitai atlikti salvinį paleidimą, o po to sparčiai persikelti į kitą vietą. Kaip puikiai parodė karas Ukrainoje, kai visur vyksta stebėjimas ir naudojami kamikadzės tipo dronai, gebėjimas greitai iššauti ir pasitraukti yra itin svarbus. Pasinaudodami Japonijos kalnuotų reljefu, paleidimo įrenginių daliniai gali išsisklaidyti pakrantės zonose ar salose, iššauti ir greitai persigrupuoti, kol priešas nespėja nutaikyti kontratakos. Nors ši sistema neabejotinai bus plačiai diegiama Japonijos ginkluotosiose pajėgose, pradinio dislokavimo vietų pasirinkimas yra strategiškai svarbus. Kodėl? Pirmieji operaciniai vienetai buvo dislokuoti Kenguno stovykloje, Kunamoto prefektūroje. Iš šios bazės dabar pasiekiami įvairūs Kinijos ir Šiaurės Korėjos taikiniai. Visa Korėjos pusiasalis dabar taip pat yra Japonijos puolamųjų smūgių sausumos ar jūriniams taikiniams diapazone, įskaitant visą Šiaurės Korėją. Gerbiamas draugas Kim Jong-unas, kaip žmonės vadina Šiaurės Korėjos aukščiausiai lyderį, visada galėjo smogti Japonijai raketomis. Taip galėjo ir jo tėvas, Kim Jong-ilas, kuris buvo aukščiausiasis lyderis prieš Kim Jong-uną ir valdė nuo 1994 iki 2011 metų, kai mirė ir valdžią perėmė jo sūnus. Kim Jong-ilas taip pat paveldėjo galimybę smogti Japonijai iš savo tėvo, Kim Ir-seno, Šiaurės Korėjos įkūrėjo ir pirmojo lyderio. 10-ojo dešimtmečio viduryje Kim vyresnysis sukūrė balistinę raketą Hwasong-7, dar žinoma kaip Nodong, ir pradėjo jo serijinę gamybą. Tačiau jis mirė 1994 metais, likus metams iki raketos priėmimo į tarnybą. Patobulinta liūdnai pagarsėjusios Scud raketos versija, kurios nuotolis siekia apie 800 mylių, Nodong galėjo patikimai pasiekti Osaką, Tokiją ir didžiąją dalį pietų bei centrinės Japonijos. Ir nuo to laiko su kiekviena nauja Kim dinastijos karta Šiaurės Korėjos galimybės tik augo. Be Nodong, dabartinis Kim taip pat disponuoja Hwasong-10, vidutinio nuotolio balistinę raketą, kurios nuotolis siekia bent 1500 mylių. To pakanka, kad būtų galima smogti visą Japoniją iš pagrindinės Šiaurės Korėjos teritorijos. Jis taip pat turi pilno nuotolio tarp žemyninių balistinių raketų. Hwasong-14 turi apytiksliai mažiausiai 4000 mylių nuotolį, o Hwasong-15 tariamai gali pasiekti žemyninę JAV dalį. Abi raketos nebejotinai galėtų pasiekti Japoniją. Ir tai dar ne viskas. Dešimtmečių Šiaurės Korėja galėjo smogti Japonijai iš saugaus atstumo ar net toliau, tuo tarpu Japonija negalėjo kelti tokios pačios grėsmės. Ji galėjo tik gintis nuo atskrendančių raketų naudodama daugiasluoksnę oro gynybą, tokią kaip Patriot PAC-3 ir Aegis SM-3. Dabar išplėstas Type 25 SSM nuotolis išlygina jėgų santykį. Jūs smogėte mums, mes smogėm jums. O gal net mes pirmi smogėm jums. Šios galimybės dabar prieinamos Japonijai ir jos suteikia Japonijai tokį patį svertą Kinijos atžvilgiu. Na, ne visai tokia pačia, bet pakankamai artima. Skirtumą lemia milžiniškas Kinijos dydis. Type 25 gali lengvai padengti visą Šiaurės Korėją. Kinija kita vertus driekiasi beveik 6 milijonų kvadratinių mylių plote, o tarp jos ir Japonijos yra Rytų Kinijos jūra. Turėdamas 620 mylių nuotolį, Type 25 SSM apima tik nedidelę visos Kinijos teritorijos dalį. Vis dėlto tai, ką jis apima, jau kelia pakankamai nerimo Xi Jinpingui. Išsidėstę per visą Japonijos salyno ilgį, daugybė vertingų taikinių žemyninėje dalyje bus pasiekiami. Patraukliausi taikiniai neabejotinai yra Kinijos tolimuosiuose rytuose. Šanchajus dabar yra pasiekiamas kaip ir pagrindiniai miestai, uostai bei pramonės centrai, tokie kaip Hangdžou ir Ningbo.
Tai nėra tik dideli gyventojų centrai, kuriuose įsikūrusios svarbiausios Kinijos įmonės ir pramonės šakos bei vyksta pasaulinė prekyba. Type 25 taip pat leidžia taikytis į svarbius karinius objektus. Džiančio oro uostas Hangzhou yra pagrindinė karinė oro bazė, kurioje dislokuota Kinijos oro pajėgų 83 brigada. Iš šios bazės veikia Kinijos JH-7A naikintuvai bombonešiai. Netoliese esančiame Ningbo mieste yra dar viena svarbi bazė – Ningbo karinio jūrų laivyno bazė. Tai yra Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos karinio jūrų laivyno Rytų jūros laivyno štabas ir pagrindinis jūrų operacijų vadovavimo centras Rytų Kinijos jūroje. Taip pat Type 25 veikimo zonoje yra netoliese esanti Fudžiau oro bazė, įsikūrusi prie Fudžiau miesto. Ši oro bazė yra svarbus taškas pajėgų sutelkime priešais Taivaną ir bazė Kinijos oro gynybos raketų sistemoms. Ir yra daugiau svarbių objektų, kuriuos Xi tikrai norėtų matyti už Type 25 veikimo ribų. Tai buvo iki šiol. Panašiai kaip ir Šiaurės Korėjos atveju, Kinija turėjo pranašumą galėdama smogti Japonijai nuotolinėmis raketomis, o atvirkščiai nebuvo įmanoma. DF-21D, dažnai vadinama lėktuvnešių žudike, pradėjo tarnybą 2010 pradžioje. Techniniu požiūriu tai yra priešlaivinė bakistinė raketa, tačiau ji, žinoma, gali efektyviai smogti ir nejudantiems taikiniams sausumoje. Jos veikimo nuotolis siekia iki 2150 km, todėl ji gali pasiekti Japonijos teritoriją, įskaitant JAV bazes Okinavoje. Kinijos nuo žemės paleidžiama sparnuotoji raketa CG-10 arba DH-10 gali tiksliai smogti taikiniams iki 1500 km atstumu, o vidutinio nuotolio balistinė raketa DF-26 turi 4000 km nuotolį. Tai pakanka padengti visą Japoniją ir ENSA. Kaip ir Šiaurės Korėjos atveju, Type 25 SSM išplėstas nuotolis leidžia jai pasiekti jautrias Kinijos vietas tokiu pačiu būdu, taip žymiai išlyginant jėgų pusiausvyrą Japonijos naudai. Yra ir trečias regionas, kuriame naujoji raketa šiek tiek pakeičia esamą padėtį – Rusija. Iš Saporo šiaurėje Type 25 raketos galėtų skristi virš Rusijos teritorijos ir smogti Heilongjiango bei Džilino provincijoms Kinijoje. Šis regionas laikomas viena iš Kinijos javų aruodų, tačiau taip pat yra svarbus transporto koridorius. Geležinkelio mazgai, tokie kaip Suifenhei ir Leodži koridorius, yra gyvybiškai svarbus sausumos transportui į šiaurinius Kinijos uostus. Pastaraisiais metais pasienio zonos tapo gyvybingais centrais dėl klestinčios prekybos, kuri atsirado Rusijai priverstinai nukreipus didžiąją dalį savo prekybos į Kiniją dėl vakarų sankcijų. Jau vykdomi platus ir labai brangus planai dar labiau išplėsti logistinę infrastruktūrą, ypač jungti su netoliese esančiais Rusijos tolimųjų rytų uostais. Didelė dalis šios svarbaus Kinijos ir Rusijos aljanso mazgo dabar atsidūrė Japonijos taikiklyje, jei tarp šių dviejų šalių kada nors kiltų karinis konfliktas. Iš tiesų, keli svarbus Rusijos tolimųjų rytų uostai dabar taip pat patenka į Type 25 veikimo nuotolį. Tiesą sakant, Japonijai nereikia tolimojo nuotolio ginklų, kad smogtų Rusijai sprogstamaisiais ginklais. Artimiausiuose taškuose šias dvi šalis skiria tik 26 arba 27 mylios per Laperūzo sąsiaurį, kuris skiria Japonijos Hokaidą nuo Rusijos Sachalino. Ukraina dabar turi paprastų FPV dronų, galinčių smogti toliau. Tačiau Type 25 išplėstas nuotolis Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui priartina dar daugiau rūpesčių keliančių taikinių, pagrindinius uostus ir karinės bazes. Rusijos Ramiojo vandenyno laivynas, dislokuotas Vladivostoke, staiga atsidūrė Japonijos pasiekiamumo zonoje. Chabarovskas yra svarbus administracinis ir karinis centras, taip pat Rusijos rytų karinės apygardos štabas. Japonijos santykiai su Rusija retai buvo lengvi, o pastaruoju metu įtampa dar labiau išaugo dėl Japonijos palaikymo Ukrainai. Rusija jau kurį laiką turėjo tokį patį nuotolinio smūgio raketų pranašumą prieš Japoniją, kaip ir Kinija bei Šiaurės Korėja. Dabar šis pranašumas išnyko. Japonija galbūt negalės smogti didžiajai Rusijos daliai su savo Type 25 raketomis, tačiau regionai, kuriuos jį gali pasiekti, gali sužlugdyti Rusijos tolimųjų rytų gynybą ir sutrukdyti jos ekonominiai integracijai su Kinija. Abu šie dalykai būtų didžiuliai strateginiai pralaimėjimai Putinui. Ieškote naujausių karinių naujienų ir įžvalgios analizės iš visų pasaulio karštųjų taškų? Būtent tai mes ir pateikėme čia, laidoje The Military Show. Prenumeruokite kanalą dabar, kad būtumėte visiškai informuoti apie visas svarbiausias naujienas ir įvykius. Dabar galbūt klausėte savęs, kodėl tokia techniškai pažangi šalis kaip Japonija iki šiol nebuvo sukūrusi puolamųjų nuotolinio smūgio pajėgumų. Tai buvo pasirinkimo klausimas. Po skaudaus pralaimėjimo Antrajame pasaulinėme kare Japonija pasirinko tik gynybinę karinę laikyseną. Ji gamino ir įsigijo ginklus tik tam, kad apsigintų nuo grėsmių, bet ne puolamuosius ginklus. Tokia laikysena buvo įmanoma dėl oficialios Japonijos karinės sąjungos su JAV. Pagal 1960 metais įsigaliojusi abipusio bendradarbiavimo ir saugumo sutartį, JAV yra įsipareigojusios ginti Japoniją, jei ji būtų užpulta. Tačiau esmė ta, kad visa puolamoji ginkluotė Japonijoje priklauso JAV pajėgoms, dislokuotoms maždaug 15 pagrindinių bazių šalyje.
Kalbant apie nuotolinio smūgio galimybės, JAV galėtų smogti Kinijai, Šiaurės Korėjai ar Rusijai iš F-15E Strike Eagle ir F-35A Lightning II lėktuvų, dislokuotų tokiose bazėse kaip Kadanos oro bazė Okinavoje. Kaip jie darė Irane, šie orlaiviai gali paleisti ilgo nuotolinio smūgio raketas, tokias kaip AGM-158 JSAM ir AGM-88G ARRGM-ER. Tačiau iš Japonijos perspektyvos, nors ir plati, šis saugumo skėtis jau nebėra pakankama. Saugumo lygtis regione dramatiškai pasikeitė. Kinijos ir Šiaurės Korėjos puolamųjų ginklų kūrimo tempas yra pašėlęs, o rizika Japonijai dėl to eksponentiškai didėja. Sukrėsta šių įvykių Japonija 2022 metais pristatė gerokai atnaujintą, daug griežtesnę nacionalinio saugumo strategiją – NSS. Naujojoje NSS aiškiai nurodyta, kad pagrindinė grėsmė yra Kinija, o Rusija apibrėžiama kaip didelė grėsmė. Ji numato beveik dvigubai padidinti gynybos išlaidas iki 2% BVP iki 2027 metų. Tai dvigubai daugiau nei anksčiau galiojusi neoficiali 1% riba. Tačiau galbūt svarbiausia, pirmą kartą Japonija oficialiai įsipareigojo įsigyti atsakomųjų smūgių pajėgumus. Japonija atvėšė duris puolamai ginkluotei. Dabar ji galėtų naudoti tolimojo nuotolio raketas, tokias kaip 25-ojo tipo, kad smogtų priešo bazėms, jei ginkluotas išpuolis būtų neišvengiamas. Ir kaip matote iš dviejų naujų 25-ojo tipo raketų pristatymo, Japonija nedelsdama įgyvendina šį įsipareigojimą. Antroji neseniai pristatyta raketa pavadinta 25-ojo tipo taip pat priklauso tolimojo nuotolio raketų kategorijai, tačiau jos paskirtis yra kitokia. 25-ojo tipo itin didelio greičio sklendžiantysis sviedinys arba HVGP. HVGP yra pirmasis Japonijos eksploatuojamas hipergarsinis sklendžiantysis ginklas. Neseniai dislokuota versija Block 1 turi numatomą 185-310 mylių nuotolį. Tačiau tai nėra tai, kas daro jį ypatingu. Raketa paleidžiama naudojant kietojo kuro raketinį stiprintuvą, kuris atsiskiria dideliame aukštyje. Tai leidžia sklendžiančiai transporto priemoniai leistis hipergarsiniu greičiu, viršijančiu Mach 5, daugiau nei 3700 mylių per valandą greičiu, atliekant nenuspėjamus manevringus trajektorijos pakeitimus, kad būtų išvengta perėmimo. HVGP turi kūginę sklendžiančią kovinę galvutę su mažais valdymo pelekais, šoniniams ir vertikaliems koregavimams. Ir kaip ir jo bendravardis, jis naudoja palidovinę navigaciją, inercinės sistemas ir galutinio etapo radarų bei infraraudonųjų spindulių vaizdavimą valdymui. Dėl mažesnio nuotolio, HVGP Japonijai nesuteikia tokios pačios atgrasimo vertės kaip ilgesnio nuotolio SSM. Jis pirmiausia sukurtas atokių salų gynybai, o ne atsakomosioms operacijoms. Tačiau tai, ko jam trūksta nuotolyje, jis kompensuoja slapumu ir universalumu, todėl puikiai tinka trumpesnio nuotolio atsakomųjų smūgių operacijoms. HVGP manevringumas daro jį itin sunkiai sekamu ir numušamu. Jis puikiai tinka pulti priešo bazes, taikyti į svarbius objektus, tokius kaip vadavietės, desantiniai laivų junginiai ar lėktuvnešių deniai, naudojant šarvamušes arba sprogstamai formuojamos sviedinio kovinės galvutes. Tankiai ginčijamose salų grandinėse HVGP galėtų tapti atgrasimo priemonę net ir be kitų pagalbos. Priešo laivai ir raketų paleidimo aikštelės bus priversti laikytis už jų veikimo ribų, bijodami slaptų, beveik neperimamų raketų atakų. Turint pakankamai šių ginklų, Type 25 SSM ir HVGP derinys galėtų žymiai išplėsti Japonijos gynybos ribas, apimant Rytų Kinijos jūrą ir regionus netoli Taivano. Dabartiniai Block 1 modeliai daugiausia skirti mokymams ir įsisavinimui. Block 2 variantai numatyti 30-aisiais šio amžiaus metais turės 1300–1800 mylių nuotolį. Tai padarys juos dar didesnę atsakomųjų smūgių grėsmę nei dabartinis Type 25 SSM tiek nuotolio, tiek manevringumo atžvilgių. Japonija taip pat planuoja papildomus laivų ir iš oro paleidžiamus variantus 2027 finansiniams metams, siekdama sukurti sluoksniuotą, paskirstytą smūgių architektūrą. Ši architektūra integruoja vietinius sistemas, tokius kaip du naujieji Type 25 su jau įsitvirtinusiamis Japonijos sąjungininkų, daugiausia JAV sistemomis. Japonija planuoja dislokuoti JAV gamybos Tomahawk sparnuotasias raketas visuose 8 savo Aegis eskadriniuose minininkuose. Taip pat 2026 m. kovą Kongo klasės eskadrinis minininkas DJS Chokai buvo sėkmingai modernizuotas, kad galėtų paleisti Tomahawk raketas. Tai pirmas kartas, kai Japonijos karo laivas gali smogti taikiniams esantiems daugiau nei už 1000 mylių. Pranešama, kad JS Hawkai įgulos mokymus ir modifikacijas San Diego karinio jūrų laivyno bazėje baigė anksčiau laiko, o kovinio šaudymo bandymai numatyti 2026 m. rugpjūtį prieš grįžtant į Sasebo karinio jūrų laivyno oro bazę. Yra tik viena problema – Japonijai gali tekti palaukti, kol jos Tomahawk raketos bus pristatytas. Japonija 2024 metais užsakė 400 Tomahawk raketų, po 200 Block 4 ir Block 5 variantų, sudarydama $1,7 milijardo vertės sutartį. Pristatymas buvo suplanuotas baigti 2027 metais.
Tačiau JAV taip intensyviai naudojo Tomahawk raketas prieš Iraną, kad jau ir taip silpna tiekimo grandinė buvo sutrikdyta. JAV labai sparčiai eikvoja savo atsargas tokiu tempu, kad jų neįmanoma papildyti. Prieš karą JAV turėjo nuo 3000 iki 4500 Block 4 ir 5 versijų raketų. Pranešama, kad per pirmąsias 72 valandas prieš Iraną buvo sunaudota 400 raketų, o per pirmą mėnesį 850 raketų. Tuo tarpu metinė gamyba svyruoja vos tarp 60 ir 90 vienetų per metus. Žinoma, JAV gynybos departamentas ir Raytheon 2026 m. vasarį sudarė naujus susitarimus, kad padidintų gamybą iki 1000 Tomahawk raketų per metus, tačiau tam prireiks laiko, o JAV ginkluotųjų pajėgų poreikiai visada greičiausiai bus pirmoje vietoje. Japonijoje ši situacija tik dar labiau pabrėžia strateginę reikšmę gebėti kurti savo pažangius ginklus. Jie matėme kažką panašaus, kai Ukraina nuolat kovoja, kad gautų vis retesnių PAC-3 raketų savo Patriot sistemoms. Iš tiesų, karas su Iranu vis labiau spaudžia JAV ginklų atsargas, kurios yra visų jos sąjungininkų gynybos pagrindas. Galima suprasti, kodėl kariniai ir politiniai lyderiai iš viso pasaulio, nuo ES-atiko iki Japonijos, ragina siekti tokio ginkluotės savarankiškumo, kokį Ukraina jau buvo priversta išsiugdyti. Japonijos naujosios Type 25 raketos jau privertė tokius kaip Xi, Kim ir Putinas rimtai susimastyti. Jos gerokai sulygino sąlygas Japonijai, tačiau ilgainiui būtent šių dviejų sistemų vietinė gamyba gali suteikti Japonijai didžiausią strateginį pranašumą. Kita šalis aktyviai siekianti didesnio karinio savarankiškumo glaudžių alijansų sistemoje yra Jungtinė karalystė. Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą apie tai, kaip Jungtinė karalystė išgyvena milžinišką karinį atgimimą. Ir kaip visada, ačiū, kad žiūrite.